Sveiki gyvi, jūs vėl sveikina Žuvų radijas, tai yra astrologijos gurų mokymo projektas, kuris vis daugėja ir vis atsiranda labai labai stiprių žmonių, kuriems iš tikrųjų yra įdomi ta tikroji astrologija, nes čia, aišku, mes turim keisti žmonių sąmonę, supratimą. Iš tikrųjų yra toks dalykas, kad tai, ką mus išmokė iki 26 metų, tai yra tas intelekto maksimumas, ne? Pradedam ir va taip žmogus turi neapsakomas galias, galimybės iki 26 metų, ką jisai išmoksta, ką į jį įkiša, kaip sakant, sistema ar tėvai, mokytojai, aplinka, tas jis ir yra. Ir 26 metų, tiesiog taip yra gamtos sukurta. Žmogus jau kvailėja. Jisai 26 pasiekia tą kulminaciją, dėl to visi mokslai, aukštieji universitetai yra baigiami iki 26 metų ir visos, kurios čia šiandien mes dalyvaujam ir turbūt dauguma klausytojų, nes daugiau jie yra tokio vyresnio amžiaus, sakykime, vis tiek viršyje jau tą 26 metų ribą ir šią progą galim prisiminti, ką į mus integravo mokslas, sistema ir niekaip negalim paneigti, kad šiai dienai tas mokslas, mokslo sistema, kaip ten bebūtų, yra labai baisi, iš tikrųjų baisi, bet kas už to, kad baisi, tai mes čia dabar nesusirinkom gazdintis, bet tai paaiškina, kodėl tiek daug žmonių, kad ir prieina prie rytų džiotiš vedų studijų, kad ir baigia tos kursus, bet po 2 metų tikrai man tai buvo realybėj, paėmė ir parašė: sveika, primink man savo metus, ar tu tigro ar gaidžio metais gimusi, patikrinsiu. Žmogus, kuris mokėsi pas mane džiotiš astrologijos, ta prasme, aš tikrai vos nenukritau nuo kėdės, nes atrodo, mokai perdodi tą tikrą, tą pirminį šaltinį, kaip Dievo sukūrė visatą, kokias žinias paliko. Ir tai labai sunku yra priartėti, aš čia nesakau, kad aš irgi esu atradusi, bet jau artėja link to. Ir tai įvyko iš tiesų dėl to, kad iki 26 metų, sakykime, tokio pas mane protė buvo tos talpos, laisvos, jinai liko, aš labai mažai knygų skaičiau, aišku, tie mokslai buvo gerai pabaigti, bet labai liko tokios talpos. Ir iš tikrųjų, būtent tą noriu pabrėžti, kodėl dauguma klauso ir sako, kodėl jūs čia sakot, kad vedų astrologija, liūtas, ten navinas irgi yra gyvūnai ir kodėl dabar varo ten kiniečių horoskopo. Tai noriu pabrėžti, kad niekas nieko nevaro, kiekvienas susikuria, ką nori, kiekvienas ir žmogus ir savo susikuria afirmacijas, savo norus asmeninius. Mes kiekvienas esam visatos kūrėjas, ne? Bet esminiai dėsniai tai yra, kaip Dievas sukūrė pasaulį, kad mes būtumėm laimingi, sveiki, su gamta ir eitumėm taip iš vieno įsikūnijimo į kitą, laisvai, taip harmoningai, einu į kitą įsikūnijimą, einu į kitą įsikūnijimą, dažnai dabar taip nevyksta. Ten žmogus turi baigti 20 kursų, 50 sertifikatų gauti, investuoti į savo mokslus 20-30 tūkstančių, baigti 30 milijonų astrologijos mokymų, visokių psichoterapijos, visokių kvailysčių, kas iš tikrųjų jau labai tokia išsiskiria tarp rytų ir vakarų pasaulio, kadangi labai ilgai gyvenau vakarų tam pasaulyje. Ir, sakykime, rytų kultūra. Čia nėra nei gerai, nei blogai, tiesiog visas tas, sakykime, žemė, jinai turi to savo kryptis, ne? Tai rytų, tai saulė teka iš rytų ir rytas yra laikas, kuriuo mes pripildom savo energiją ir kaip visa diena mums klostys. Sakykime, mistinės kvėpavimo, jogos ir pirmuosiuose šaltiniuose, tikruosiuose ajurvedos šaltiniuose yra paminėta, kaip mes turim išlipti kuria koja iš lovos, kuri diena pagal visas, reiškia, nakšatras ir mėnulio titchi ir taip toliau yra kurios šnervės kvėpavimas. Kaip mes turim įeiti į namus, kad būtumėm laimingi, kaip mes turim išeiti iš namų, kad irgi sektųsi mums. Ir tai yra aukščiau džiotiš astrologijos, tokia, sakykime, aukščiau tas laimės šaltinis. Jeigu mes esam harmonijoje su gamta, mes tiesiog esam visiškai harmoningi. Ir šita tema iškrito dėl to, kad šiais laikais žmonės yra praradę harmoniją. Tikrai dabar madingiausias dalykas yra tyrinėti kortizolį. Kortizolį tai reiškia tą stresas ir ką tu gali žmogus padaryti, tyrinėdamas visus streso faktorius, jeigu tu ištisai esi stresinėje aplinkoje. Tai tau tik tai apie kortizolį ir tik apie stresą. Ir tai davarė žmoniją iki to, kad niekas nebenori tų gamtos dėsnių laikytis. Tarkim, šįryt nuėjom į kokosų valgyti ir kadangi kiekvieną rytą pradedam būtent, mano šeimoje taip yra, mes su mantra pradedam tyloj meditacijų, ten 2-3 valandos, kiek tai įmanoma, aišku, kažkokia buitis ir nuėjom į tą
ten kavinukė maža ir kokosai. Ir ten čiauška, traška, visi ten 10 žmonių. Ir okei, aš taip žiūriu, nu, viskas gerai, jie faini žmonės, viskas, bet toks triukšmas, noris pasimti tą kokosą ir pasilysti po medžiu ir jį tiesiog suvalgyti ir grįžti namo prie savo mantrų, nes tai yra mano rutina. Tai reiškia, rytas dorybės būna, tai būtent visos mantros, meditacijos, visa ta šviesiausia mūsų asmenybės dalis turėtų būti realizuojama ryte. Tada jau mes ten išeinam į darbą, į veiklas kažkokias, į sportus ir ten kažką, reiškia, veikiam, tai yra aistros būna. Taip yra gamta sukurta, aistros būna. Ir niekaip kitaip, jeigu žmogus susigalvos, ai ne, man iš tikrųjų dorybės laikas yra nuo 8 vakaro, o va tas kitas laikas man nuo 5, tai nieko nepakeis. Gamta nuo tavo šitų prisisvaigimų nepasikeis, vis tiek dorybės laikas yra ryte, aistros laikas dieną, o vakare neišmanimo būna. Tai reiškia, vakare mes jau tiesiog turim bendravimą su šeima, vaikais, žaidimai, visokie jokeliai. Kad ir tas pats, kaip aš darau messengeriu, mes bendraujam su kolegiam, pasijokiam, pasižvengiam ir toks, lengvai viskas nueinu miegoti ir vėl. Ir tai yra vienas iš tų tokių esminių gamtos dėsnių. Lygiai taip pat buvo sukurta ir, sakykime, dvasinio mokytojo ir guru. Guru tai yra Jupiteris, būtent jo vardas yra guru. Tai jisai buvo sukurta paties, sakykime, visatų kūrėjo, tai gerai, materialioje visatai, tai gimsta Brahma ir jisai kūrė visatas. Ir susikuria dėsniai, susikuria. Ir tie žmogeliukai tampa dharma arba adharma. Tai tas guru ir buvo Jupiterio planeta, kuris turi savo dievybę, tai yra Brihaspati. Šiai dienai guru samprata yra taip nuvalkiota, kad tikrai yra labai labai širdis skauda, kad Jupiteriui daro tokius įžeidimus ir jo vardą taip žemina. Dėl to mes dažnai su labai rimta astrologė sakom ne guru, o rūgų. Nes guru sakyti man asmeniškai nesinori, nes tai yra guru yra labai labai išaukštintas dalykas. O rūgų tai kažkas sausainis, nežinau, kažkas, kas nori kurti savo įstatymus ir kažką tai daryti, bet reiškia taip visą kūrinyje meta į adharmą. Tai priminsiu, kad dharma ir adharma yra išryškinta Mahabharatoje, galit paskaityti arba galit pažiūrėti šitą filmą. Ir būtent dabar norėčiau paklausti labai rimta astrologė, paskui pasakysim, kas čia kokias planetas mes šiandien įkūnijam, ką mes čia žaidžiam. Nes mes vis tiek tai ir labai rimtai, bet to pačiu žiūrim į žaidimą, nes kitaip tai čia gali išprotėti tokiam pasauliu, jeigu neturėsi to žaidimo akinių. Tai kaip tu galėtum apibūdinti, kas tai yra mokytojas, o ir vakarų pasaulį tai beje vadina jau dažnai net ne rūgų, o vedlys ir labai šita samprata yra ryški, man dažnai sako, norėčiau tapti vedle ir aš iškart sakau, palauk, vedle į kur? Kur tu vesi? Kaip jūs galėtumėt pasakyti? Sveiki. Tai pirmiausiai, tas dvasinis marketingas, ar ne? Jis dabar labai yra populiarus. Tai labai svarbu yra atskirti tą tikrąjį dvasinį kelią nuo dvasinio marketingo. Nusipirkti kursus, ten nežinau, mėnesio, kiek ten jie būna, ir tapti vedliu yra labai paprasta. Bet ką iš tikrųjų tikras dvasinis mokytojas ar ne, ką tikras guru daro. Jis nėra atsibudo ryte ir sugalvojo, aš nuo šiandien būsiu vedlys, mokytojas, kaip tu nori, taip vadink, identifikuosiu save kaip kažką. Tai ateina iš mokytojų sekoje, iš vieno perdodama kitam žinios. Tai nėra taip, kad aš atsibudau šiandien ir sugalvojau, kad aš būsiu šiandien jau kažkoks ten vedlys. Vedlio guru pareiga, ar ne, pareiga, sakykime, darbas, tai yra labai atsakingas darbas. Vesti, išvaduoti žmonės iš to mirties kelio, iš samsaros, ar ne? Ir tai nėra kažkoks verslas. Absoliučiai tai nėra verslas. Ir klausyti visokius ten dalykus internetuose ir aplink yra tikrai liūdna. Nuoširdžiai yra liūdna. Nes tai nėra verslas. Tai yra kelias, tai yra atsidavimas. Ir tai yra labai ilgas kelias. Ir jis yra perdodamas. Jis nėra nusiperkamas internetiniam kurse. Neišmokstamas universitete. Mokslą galima išmokti. Čia yra žinios.
Čia yra žinios, kurios yra perdodamos ir labai svarbu, kas ir koks yra tas mokytojas. Ne kažkoks mišrainių makaluotojas, ne kažkoks praktikėlių pardavinėtojas, o žmogus žinias perdodantis. Tai yra labai svarbu atskirti šitus dalykus ir labai lengva pasiklysti. Šitame laikotarpyje, šitoj kali jugoj yra labai labai lengva pasiklysti. Žmonės gali išmokti gražiai kalbėti. Mes galime išmokti gražiai kalbėti, parduoti ir taip toliau. Bet renkantis vedlį, ar ne čia dabar kaip parduotuviai, koinės, labai svarbu atkreipti dėmesį, ar tas mūsų pasirinktas vedlys apskritai turi kažkokį tikslą. Gražiai kalbėti gali daug kas. Aš irgi galiu jums parduoti dabar ką nors. Gražiai pakalbėti, pasakyti, kad jau čia dabar padarysim praktikėlę kažkokią, susirinksim į ratelį ir čia bus wow, visos problemos jūsų išsispręs ir jums dėl nieko nereikės vargti. Ir visi bėgsit pas mane. Tai nėra, tai aš nebūsiu kažkokia guru, nebūsiu vedlė, aš būsiu tik tai kažkokių praktikėlių pardavinėtoja. Jo, bet galim dar pamastyti, va, iš kur apskritai, nes tas žodis vedlys, tiesiog man šitą temą, galim sakyti, pasiūlė. Aš šito žodžio nelabai naudoju, nes vedlys tai yra va, būtent šitos pop kultūros turbūt žodis ir tas toks netgi patirtas šaknis yra ved. Vedė, tai sakykime, kai buvo sukurtas pasaulis, tai sukūrė vyrą ir moterį, vyras veda moterį, ne, moteris išteka, tai reiškia vyras, tai tos dangus, moteris materijos energija ir ta visa kūrėja ir va šita tokia piramidinė sistema, kaip va sukūrė ir iš tikrųjų dabar, jeigu va taip tikrai norim pabrėžti, kad toj Dievo kūrinyje tas tikrasis guru dėja, bet yra vyras, nes vyros energija eina iš dangaus. Ir jeigu kas nors norėtumėt ginčytis, va, dažniausiai moteris nori ginčytis, mes tikrai galim pastebėti ir praktikoje, ir visur. Nu, mums moterims yra sunkiau su tom juslėm susidoroti, su mamos vaidmeniu susidoroti, nesusidoroti. Veikti tame, sakykime, priimti dukros rolę, norisi va tą vyrą susirasti. Jeigu ten ir sako, kad nereikia vyro, vis tiek dauguma jų manifestuoja naktim vyrą. Tai aišku, kadangi mes čia visos esam astrologės, tai tikrai matosi kartais yra vat, astrologiniai lentelė išreikšta, kad nu, tikrai žmogui ne šeimoje laimė, jam darbe laimė, arba jam su gyvūnėliais laimė. Ten matos pagal astrologinius būstus, pagal prigimtį ryškiai. Bet pati gamta buvo taip sukurta, tiesiog vat, taip. Ir labai retai, bet būna moterų tokių tyrų, vat, jeigu, sakykime, imti iš to šventosios Dhamos, tai yra viena moteris, kuri gimė jau visiškai šventa ir jinai visiškai buvo visą dieną tiesiog mantrose ir su Dievu, ir su dievybių garbinimu. Tai reiškia, tai būna, išimčių būna, bet tai yra retai. Dabar kas vyksta vakarų šitoj pop kultūrai, kadangi visuomenė apsivertė, ne, ir dabar vyrai, nu, nebeina jie dvasinių kelių. Kaljugui viskas yra atvirkščiai. Visas pasaulis yra atvirkščias. Tai taip tampa atvirkščiai, moteris ieško dangaus, vat, dangaus, matom dangus, o vyrai jau sėdi prie žemės. Daugiausiai padangos, ten kažką dar, nu, tikrai taip yra, jau viskas apsivertė ir tarsi mes nebegalim tais dėsniais, reiškia, remtis, bet tas tikrasis mokytojo samprata būtent yra iš to, kad vyriška energija, jeigu vat, susikoncentruoja, jie ir eina. Pažiūrėkit, vyras, jeigu žiūri į stalčių, jeigu jisai geria tą butelį, žiūri krepšinį, jis į vieną tikslą susikoncentruoja ir išeina. O moterims, sakykime, tai yra sunkiau. Ir ta vedlė atsirado iš to, kad atsiranda moteris, tarsi vedlė, kuri visas kitas moteris išves į kažką. Bet aš čia noriu vat, pabrėžti, kur tai veda, į ką tai veda. Nu, kur tai veda, kaip manot? Sveiki. Taip, čia Dovilė, mūsų nauja, reiškia, astrologė, tai būtent turėsime dalyvių, kurie aktyviausiai, kurie vat, tikrai turi ką pasakyti, tai Dovilė atstovauja Saturno planetą ir yra visiškai astrologiškai net gimusi su Saturnu ir sakė, turi tokį pasišventimą Saturnuje, ne? Taip, tai kai šią temą norėčiau gal truputį pristatyti, Dovilė gyvena Anglijoje ir dėl to, sakykime, tu esi tam, nu, tarsi vakarų pasaulyje. Tarp pat teko keliauti po Indiją, tai truputį prisilietėjai, galbūt teko pajausti tą skirtumą.
Tai vat kaip tau šita tema ir ką galėtum pasakyti? Tai iš karto norėčiau gal susijęti, paminėjai 25 metus ir su, pavyzdžiui, biologija pačia neuromokslu, tai ir smegenys susiformuoja žmogaus pilnai apie 25-30 metus. Bet jeigu buvo kažkas gyvenime, kažkas įvyko, smegenys gali iki galo nesusiformuoti. Ta prasme, gali, nes mes, kai gimstam, pas mus labai yra aktyvi amygdala, būtent yra ta pati seniausia smegenų dalis, kurią turi visi gyvūnai. Mes irgi esam primatai, dėl to dažnai tas impulsas tiesiog veda žmogų. Iš ko paskui mes išaugam, ateina Jupiteris, ar ne, mus išplečia ir mūsų smegenis iš tos vienos dalies irgi savotiškai išplečia, kad mes galėtumėm vietoj iš impulso tiesiog galvoti jau iš ramybės būsenos. Tačiau ne visi išauga, ar ne? Nes, pavyzdžiui, ir dabar va, ta tokia pasiūla, ar ne, šitų vėlių vadinamo, tai, man atrodo, ir yra labiau būtent orientuota į tą nervų sistemą pačią, kad išvesti žmogų iš tos amygdalos į būtent į tą ramybę, ar ne? Nu, tokia idėja yra. Tačiau, kas atsitiko, kad mes tos kursus, ar ne, jau perkam kaip saldainius. Ta prasme, mes perkam kaip kažkokį pažadą, kad va jau po to kurso, nes čia va grinai apgauname smegenis, ar ne, kad jau tą kursą įsigijus, mums jau gyvenimas pasikeis, kad mes būsim nauja mūsų versija, kad mes būsim wow. Ir tai paperka, ar ne, mes nusigijam tą kursą ir mes savęs nepagaunam, gyvendami iš to instinkto, kad mes jau perkam 5. kursą. Kad mes pas tą patį vedlį perkam, nežinau, ten 10 metų. Nes tikras vedlys, jisai, nu, ne kontentą pardavinėja, ne kažką, kas dabar čia ant bangos, ne, o yra kažkoks laukas aplink būtent mokytoją, nes kaip ir sako, prie mokytojo prieiti arčiau, laukas, kurį sukuria mokytojas, ar ne, ir jisai plečiasi ir atrodo, tu nori tiesiog toje erdvėje pabūti. Čia yra mokytojas, kur tu tiesiog norėtum būtent prie mokytojo atsidurti. Jo, bet galim, Dovilė, galbūt pertrauksiu, bet toks tada taip išeitų, kaip vis tiek žmogus tiesiog ieško nusiraminimo, nes šitą Jupiterio vėžį, vat nesenai buvo Jupiteris vėžys, jis vėl grįžo į Dvynius, tai dabar galim pablevizgoti, bet vėl grįž labai rimta tema, kad dauguma šitų ieškotojų ieško mamos, aš kaip negražiai sakau, mamos papo. Po tą priedangą, kad aš ieškau mokytojo, atseit kažkokių mokymų, nes aišku, tikrai mokymų visada ieško mergelės ženklas, jau šitą žinom, tiesiog jau mirk prisikelk, taip pat tie, kurie turi Jupiterį išreikštą ir šauliai. Tai yra arba jeigu astrologijoje 3-9 būste pilna planetų, beje, mes čia tokios ir susirinkom, visos su 9 būstais, mergelėm arba šauliais, nes mums, nėra, kaip čia bebūtų, visos, kurios čia dalyvaus, nėra pirmoji vietoje ir netgi ne 5, tik tai skalbti kojines, gaminti, valgyti, tai yra šalia. Vaikai, vyrai, bliūdai, ten kas bebūtų, tai yra mes moteris, bet tai yra šalia. O mums svarbiausia, tarsi šitam gyvenime yra va tos žinios, ne? Ir gaunasi, va čia toks per Jupiterį vėžį labai aiškiai išryškėjo tas galutinis taškas, beje, Dovilė kaip tik atvyko prieš Jupiterio vėžį į Indiją su savo visa mamos tema, mes su Dovilė vėliau apie tai kalbėsim. Bet čia tiesiog toks atradimas, kurio aš asmeniškai negirdėjau, bet net nebejoju, kad mažiausiai 1000 arba 10 000 visoje šitoje žemėje tą jau senai atrado ir tą žino. Tiesiog taip per Jupiterį vėžį susidėlioja, kad žmonės ieško mamos ir to mamos, kaip aš sakau, papuko, kuris tiesiog besąlygiškai priima, apkabina. Ir vat, jeigu pastebėsit, dažnai noris prisiglausti prie tų žmonių, kurie turi vat, didelę krūtinę, kaip bebūtų moteris, su tokia didelė krūtinė, tokia minkštutė, kokia putlutė, iškart mamytė, o Jėzau, taip atrodo, prisiglauščiau ir pakriščiau. Ir vat, ar yra tos tiesos, kad to ir ieško tos ramybės? Taip, ir čia vėl galėčiau pagrįsti būtent tuo pačiu, ką tik kalbėjau apie būtent smegenis kaip veikia, ne? Nes jeigu smegenis nėra išsiplėtusios iš to instinktyvumo,
tai jos ir nėra subrendusios. Tai vadinasi, nesubrendusios smegenys lygu vaikas. Ko vaikui reikia? Mamos, ar ne? Kai mes subręstam ir mūsų smegenys subręsta, tai mes ir išaugam, ar ne? Bet tiesiog ta branda, man atrodo, jau kiekvienam yra toksai savotiškai interpretuojama. Aš labai noriu iš karto tavęs paklausti, o kaip tas smegenis subrandinti? Kaip jas subrandinti? Kaip tą pamperį nusiimti dabar? Nu, kas turi nuimti tą pamperį? Negyventi iš instinkto. Kaip? Negyventi iš instinkto. Tai reiškia, vis tiek reikia aktyvuoti viršutinis čakras. Aš žinau. Instinktai gyvūno yra pirma, antra čakra. Ir nusiraminti. Tai tiesiog tas va pirminis, ar ne, smegenų amygdala, kaip veikia, tiesiog, kad mes reaguojam. Viską tiesiog atsimušinėjom, kaip budim. Atrodo, niekas mūsų nepuola, bet mes, atrodo, visi puola. Visas pasaulis, medija, žmonės. Ir tiesiog yra instinktas gyvuliškas pasipriešinti, save saugoti. Ir susireikšminimas labai didelis, nes aš esu centras, ar ne? Bet kai tu išsiplėti iš to požiūrio pačio, ar ne? Tai plečiasi ir tavo smegenis, ir, nu tai čia biologiškai, bet tiesiog dvasiškai tu priėmi sprendimą, ar ne? Dovilė, bet gali būti, kad tu išsiplėtei, tu pati išsiplėtei per savo Jupiterio dasą periodą. Mes dabar norim to ar nenorim, mes nežinom, ką mes čia galbūt kalbėsim, bet viskas yra paaiškinama astrologiniais periodais. Pas Dovilę dabar yra ilgasis Jupiterio periodas ir Jupiteris tavo yra 9 būste, tai toj savo vietoj. Tai ar galima, taip yra, tu tą plėtimąsi supratai per Jupiterio laiką? Taip, ir aš irgi iš visų pusių. Fiziškai, būtent 15 metais prasidėjo, aš dabar, kai atsaku, tai aš nebejau suskaičiuosiu, kiek kilogramais, ar ne, išsiplėtė. Bet gali galvoti vienaip, gali galvoti, nu, kitaip, ar ne. Tai aš renkuosi galvoti, kad kaip Jupiteris saugo Žemę, Jupiteris manyje biologiškai dabar išsiplėtęs mane irgi saugo. Bet tu nori pasakyti, kad priaugai svorio? Svorio per Jupiterį? Taip. Ir išsiplėtei ir fiziškai? Taip, ir aš dariau dariau tokią irgi analizę čia keletos žmonių, kur irgi jau turėjo Jupiterio periodą, tai aš radau irgi atitikmenis, būtent, kad žmonės tiesiog plečiasi. Bet visi buvo moteris, tai labai būtų įdomu ant vyrų pasižiūrėti, kaip ten veikia. Bet aš galvoju, Jupiteris saugos nuo tokios saviapgaulės, kad, nu, tu tiesiog, jeigu Jupiteris saugo Žemę, ar ne, astronomiškai, mano kūnas dabar irgi, aš galiu galvoti, kad, nu, kažkaip čia man gal kenkia, gal man trukdo, bet aš kažkaip pasirinku galvoti, kadangi esu Jupiterio periode, kad tai vis dėlto mane saugo. Žinai, kokia mintis kilo, kad gali būti, kad tu pradėjai norėti per daug greitai plėstis ir dėl to tavo kūną saugo, nes tu, sakykime, tu galbūt sugalvojai norą, kad, nu, va, kad ir mes ten sakom, aukščiausio žinojimo, tikrų žinių, tikrų mokytojų, išsivadavimo, suvokimo, nesuvokimo, ką aš čia veikiu. Ir sakykime, kadangi dabar tas mūsų laikas, nu, laikas vis tiek yra laikas, Saturno laikas 7,5 metų. Aišku, dabar Kaljūga, viskas sukasi, bet mes tokie dabar kaip uždaryti dideliam, maži bepročiai, uždaryti dideliam beprotnamį. Galima taip sakyti? Nu, didelis beprotnamį, ir ten vienas tą nori, kitas aną. Čia taip, jau Budos mokymai. Taip. Tai sugrįžtant į tuos 2015 metus, ar ne, praėjo 10 metų, aš turėjau begalę mokytojų. Aš turėjau kursų 100 ir dar vieną. Ir tik tai, kai pasibaigė tai, ar ne, tiek išoriškai, tiek iš vidaus, nu tiesiog ateina ta ramybė, ne, bet pradžia tai, nes visų pirma, Jupiteris atėjo po Rahu periodą, ne? Tai pradžia tikrai nebuvo lengva. Ir tų norų buvo,
labai, labai, labai daug. Dėl to žmonėm, man atrodo, iš vis, labai yra sunku suprasti per būtent protą, kaip čia man dabar prasidėjęs rakų, tasai Jupiterio periodas, bet man taip visko norisi, dar atrodo, nes rakų nėra dar nurimęs tikriausiai, ta pradžia tokia vis tiek dar yra chaotiška labai. Tai to chaoso, tai tikrai aš nešiausi daug metų, bet būtent per tą patirtį ir ateina supratimas. Jo rakų periode tiek žmogus prisigaudo norų, kad aš nežinau, kiek Jupiterių reikia, kad tai visą tai išpildyti. Tai rakų prisigaudai, o paskui ateina jau gauni viską. O tu tik spėk gaudyti, tai tada kilogramai, kaip sakant, čia kažkam atsakymas viena priežasčių, kodėl gali augti svoris. Bet tai nebūtinai visiems taip, čia viena priežasčių. Tai va, ir sugrįžtant į tą erdvę, ar ne, aplink mokytoją, kad aš pastebėjau iš tikrųjų per savo mokytojus, kad tikras mokytojas iš tikrųjų nesukuria tos priklausomybės. Nes, kažkaip, kai yra daug mokytojų, ne, daug gūrų, labai mažai viduj gaunasi Jupiterio. Bet kai yra Jupiteris, ar ne, mokytojas, tau tos nebelieka tokios priklausomybės. Tiesiog tu kažkaip kitaip paveikia. Jo, čia man yra nauja tema, nes mes dabar nepaslaptis, aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad man buvo kitaip ir aš beveik tik tai 1-2, viskas aišku, einu toliau. Labai taip čiūkštiesia linija ir aš nesu gyvenime pati turėjus tų 100 mokymų. Aš apie tai tikrai nieko nesuprantu, bet, sakykime, priklausomybė. Vat kas yra priklausomybė? Vadovėlė, viskas mokymai baigėsi, dabar Dovilėlė, žinok, tavęs laukia sunkus laikas, turi pas mane prognozes darytis iki pat Jupiterio periodo pabaigos ir dar būtent per Saturno, tai reiškia, kol tau sueis 82 metukai, niekur kitur nebandai vaikščioti, tik pas mane užsisakinėti. Taip? Taip. Taip ir veikia. Ir iš tikrųjų jautiesi, aš nežinau, toksai. Jautiesi, atrodo, vis tiek mokytojo maloniai, bet yra saviapgaulė. Tu to nesuprasdamas, tu papuoli į ratą, kuris neturi pabaigos. Man supratimas po visų šitų mokymų yra tik tai vienas, kad bet koks kursas, ką jau ten žmogus pirks, ar eis pas mokytoją, turėtų būti paskutinis. Taip, nes iš tikrųjų iš tavo kadangi kaip čia bebūtų, aš esu Jupiterio atstovas ir tie mokymai jau jie yra. Ir būna baigėsi mokymai. Mes mokomės astrologijos metus laiko, sakau, viskas baigėsi. Viso gero, su kažkuo lieka ryšys, mes čia kalbam, su labai labai retai, tie 5 procentai, tik, o visi kiti būna, o tai kas toliau? O tai ką toliau? Sakau, aš nežinau, viskas, tu jau viską gavai, tu jau savo nusitiesiai kelią toliau. Kažkur nusitiesiai, ne? Aišku, iš tikrųjų, tai aš galiu privesti toliau, bet dabar paklausim truputį labai rimtą astrologą. Aišku, čia mes paslapčių neatskleisim, mes saugom savo dvasinius mokymus ir tikrai visam pasauliui apie tai, nes aš asmeniškai tikrai nesiruošiu kalbėti ir rodyti, nes iš tikrųjų dvasinis kelias yra tik viduje. Noriu pabrėžti, yra visiškai niekam neįdomu, jeigu kažkas, kaip sakiau, mato, pavyzdžiui, visiškai nedvasingą žmogų, visiškai nesu dievu, patį nedvasingiausią žmogų ir tai yra didžiausia galbūt dovana. Nes dvasinį mokymą paversti verslu, tai yra tiesiog siaubinga, tai yra viduj ir tai yra niekam absoliučiai neįdomu, niekam absoliučiai nematoma ir nežinoma. Tai reiškia, kad po bet kokių Jupiterio tikrų mokymų žmogus gali ateiti pas tikrą dvasinį mokytoją, jeigu jisai ko nori, bet ko reikia norėti labai rimta astrologė, ko galbūt nori. Ko nori žmogus einantis pas... Gal gali pakartoti klausimą? Jo, ko gali norėti, jeigu tikrai atranda, tu jauti viduj, kad čia tavo kelias ir tu tikrai žinai, kad tai yra nematerialus dalykas, tai nėra materija. Ko nori? Ko nori, nežinau, tikriausiai kiekvienas turi skirtingų poreikių, tačiau labai svarbu paklausti savęs klausimų, nusiėmus rožinius akinius, ar tas mokytojas eina per jūs visi esate dievai ir kūrėjai, jūs visi esate absoliutai,
Aš jūs išgelbėsiu, ar ne? Ar tas mokytojas remiasi kokia informacija? Ar jis remiasi, man atėjo informacija iš aukščiau šaltinio, iš dar kažkur, ar jis remiasi šventraščiais? Nesvarbu, kokia tai, paimkim religiją, ar ne? Gali būti Vedos, gali būti Biblija, kad ir kuo jis remiasi. Kokiu šaltiniu remiasi? Tiksliu šaltiniu. O ne man atėjo informacija, aš sapnavau, man dar Taip, aš dabar galbūt norėčiau irgi pertraukti, kad nepamirščiau, nes aš čia buvo viena diena, kai turbūt kažkas paprašė temos apie tos vedlius ir man išmetė 3 postus kažkokių tai, turbūt vedlių, kas juose vyrauja. Nuotrauka iš dirbtinio intelekto, tai reiškia, čia aš kažką tai užsidedu, nežinau, kažką, kur neįmanoma atpažinti manęs. Ir visos yra informacija iš šaltinio. Ir visur tas pats. Informacija iš šaltinio, bet kaip paaiškėja, tai greičiausiai yra iš ChatGPT. Tai irgi kažkuria prasme šaltinis. Bet tai, ką aš sakau dabar, aš tiesiog remiuosi tai, ką aš esu perskaičiusi iš šventraščius, ar ne? Ir tai, ką aš esu girdėjusi iš savo mokytojo, kuris taip pat remiasi šventraščiais, o ne iš Palubinsko žinynų ar dar kokiu nors kitų šaltinių. Tai visą tai, ką aš dabar sakau. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį, koks yra tikslas to mokytojo, ar ne? Koks yra patikimumas. Ir etika. Etika labai svarbu, ar ne? Ir ar jis dalina pažadus kažkokius, ar ne? Nes tam, kad pirktų, ar ne, tam, kad būtų paklausa, reikia kažką pasiūlyti, ar ne? Tai jeigu yra kažkokie pažadai siūlomi, tai bėkit, pasimkit batus į rankas ir bėkit. Ko toliau? Nes tai yra tiesiog jūs papuolat kažkur į kažkieno, taip sakant, kažkam buto paskolą išmokėsit. Tiesiog. Daugiau nieko. Ir liksit be savo vidinio stuburo, ar ne, be savo savivertės, ir liksit be savo Dievo, liksit ir be pinigų, ir be visko. Tai bus naujasis aš. Pradėsit nuo dugno. Labai svarbu yra atkreipti dėmesį į tokius dalykus, visokius ten pažadus ir taip toliau, visokius mainus, energetiniai mainai, dabar labai populiaru sakyti, ar ne? Energetiniai mainai. Taigi, taip sakant, kitaip tariant, Bet pažadas būtų tai, kad reiškia po šito kurso, po bendravimo su manim, tu jau tikrai galėsi gulėti plika bamba pliaže. Tu jau tikrai pasieksi 7 čakrą. Tokie pažadai. Taip, tai tarkim, nušvitimas per 3 dienas, ar ne? 100% sėkmė, išsigydymas, labai svarbu, labai dabar populiaru irgi visokie energetiniai gydymai, ar ne? Vat aš pagrosiu su savo dubeniu ir jau jūsų visos problemos išsispręs. Dar nesukurtas toks nei dubuo, nei gongas, nei dar kažkas, kas išspręstų žmogaus problemas. Tai yra tik tai praktika, tai yra nuostabi praktika, bet tai nieko bendro su išgyjimu neturi, ar ne? Taip pat įvairiausios diagnostikos, ar ne, sakykime, tu esi prakeiktas, prie tavęs yra prisikabinus būtybė ir tik aš galiu ją atkabinti nuo tavęs. Vienintelė būtybė, kuri prisikabinus, tai tas, kuris siūlo tau tą prekę arba paslaugą. Tai yra vienintelė būtybė, kuri prie tavęs kabinasi. Tai tu tiesiog pasiūskė, žinot patys kur. Ar ne? Ir kaip jaučiasi patiems? Dar vienas toks. Ar aš jaučiuosi rami, aš jaučiuosi saugi ar saugus, ar ne? Ar tos žinios būtent yra iš patikimų šaltinių, iš šventraščių, perduotos iš mokytojų į mokytojų iš lūpų į lūpas, ar ne? Ar jos yra perduotos, ar jos yra nusipirktos į kažkokiam kurselyje. Tai čia tokie dalykai, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį, ieškant mokytojo. Jo, aš gal dar norėčiau pridėti, kad tas prisikabinusi būtybė, tai mes visi suprantam, kad iš tikrųjų tai egzistuoja ir taip toliau. Ir yra, reiškia, visokių dalykų, kurie gali padėti, sakykime, yra buvęs konkretus atvejis, kai, matėsi prie žmogaus, 3 prisikabinę buvo ir tu tada klausi, žmogus turi suprasti, kodėl prie jo prisikabino. Jisai nori,
jisai turi kažkokias panašias energetinės savybės su ta būtybė ir ta būtybė juo maitinasi. Reiškia, kad kažkas tikrai gali būti tarpininku tame ir, sakykime, prisilietęs prie, kad kaip ir yra tikroji švari reiki kosminė energija. Kas yra reiki? Reiki tai, kaip man čia sakė viena, taip jo nužvengiau, galvoju, sakau, tu supranti apie ką. Tai kaip, sako, kaip vanduo per kanalizaciją. Prateka, tiesiog pabūni laidininku ir prateka tą energiją. Ir kiek jinai jau tau duos, niekas to nežino. Ir niekas negali garantuoti, ar tau kažkas įvyks, ar tau kažkas neįvyks. Absoliučiai niekas nežino. Tai reiškia, kad gaunasi, kad žmogus atėjęs pas tam mokytoją arba vedlį, jis turi gausybę lūkesčio, ne? Gausybę savo norų, lūkesčių, kaip kas turėtų būti. O iš tikrųjų, Jupiteris visų mūsų, tas Brihaspati guru, jis nuves taip, kaip turi būti. O ne taip, kaip tu tikiesi. Gali, tiesiog kitaip gali būti viskas. Taip, tai nėra rezultatas, tai yra kelias, tai yra pasirinktas kelias ir jis yra einamas. Tai Ir nėra, Jupiteris- tai nėra rezultatas, apčiuopiamas kažkoks ar įsigyjamas per 3 darbo dienas ir taip toliau. Ne, tai yra pasirinkimas kelio. Ėjimas tuo keliu, tai yra procesas. Taip, tuoj pakalbinsim Dovilę, bet aš kaip suprantu, atėjai prie tų tokių, sakykime, mokymų, kurie nėra kažkaip apriboti. Pirmiausia, turi būti, aišku, čia dabar iš tikrųjų, ką sakė, tai tikri mokymai ir tikras parampara mokinių sekos mokytojas į žmogaus gyvenimą ateis ir bus priimtas, nes ateiti gali, bet gali būti nepriimtas, tik tada, kai jau tas mokinys bus pasiruošęs. Išvedant iš šitos baisios vedlių temos, mokytojas ir mokinys yra šventas dalykas. Dabar klauso labai rimta astrologė, nors mes kažkiek ir rimtai ir juokaujam, bet man asmeniškai viena nuotrauka, kurią aš esu mačius, yra tokio šventumo, kad aš kažkartą ją prisiminus, žinai, apie ką kalbu, tiesiog noriu verkti ir tai yra absoliučiai neįmanoma ir mano galvai neišneša ir aš tik svajoju, kurią dieną aš tapsiu toks mokinys. Nes pirmiausia, jeigu tu nori būti vedlys, tu turi, tas vedlys, tu nori būti mokytojas, okei. Vedlys tai yra kvailystė, mokytojas tai yra jau gimęs. Jeigu tu nori būti mokytojas, tu pirmiausia turi būti mokinys, nes vis tiek kažkas tave išmokė, kad ir lietuvių kalbos mokytojas, tu turėjai universitetą, dėstytoją, arba kad ir grybų rinkėjas koks nors. Vis tiek atėjai į mišką ir pats miškas tave išmokė ir miškas tapo tavo mokytoju. Tai reiškia, tu pirmiausia turi būti mokinys ir kai tu tai būsi, galbūt į tavo gyvenime yra ateis tas tavo išsvajotas kelias, kur tu taip eisi ir žiūrėsi, kaip sako, kelias. Eini ir žiūri, gėlytės, paukščiukai, gėlytės, suvokimai, einu, viskas, jaučiu tuoj ateisiu, viskas. Dieve, prašau, padėk man dar šitam kūne būti, prašau, leisk padaryti man šitą kūno šventyklą, nes aš tik su kūnu, kuris yra šventykla, galiu ateiti į tą aukščiausią tikslą, tai kažkokį, sakykime, aukštesnė būna, čia aišku žmonės svaigsta, kad jie nori išsivadavimo, tai tas yra iš kančios ateina, aišku, sakau svaigsta, nes tai nėra kažkas tai tokio, iš tikrųjų, jeigu čia kažkas klausot ir norit žinoti, tai toks sielos prigimties, tos širdies noras yra, reiškia, mylėti. Tas mūsų ego, jisai nori būti mylimas, bet mūsų prigimtis yra mylėti, tai būtent duoti, skleisti tą meilę. Ir kadangi mes visi daugiau mažiau čia negimėm rožinėje aplinkoje, galbūt buvom nemylimi, galbūt mama iki 3 metukų nedavė tos meilės, kas kūdikiui yra labai svarbu, tai reiškia, mums nėra lengva mylėti, bet tai yra toks, sakykime, aukščiausias tikslas, jisai vadinama būtent prema, tyra meilė, kai mes tiesiog galvojam apie savo meilės objektą ir mes nieko iš jo nenorim. Tai yra ir žemiška meilė, tokia apraiška gali būti, kai jūs sutinkat žmogų ir jūs jam tiesiog galvojat, žmogus nori būti laimingas ir jo laimės objektas gali būti, kažkas, tarkim, apkabinimas arba pokalbis, arba pažaisti su juo, pašokinėti ant lovos, jis bus laimingas, jisai, sakykime, tai tokia žemiška, bet tai vis tiek yra labai labai toli. Tai ir galbūt kažkiek čia nuėjau nuo temos, bet kadangi sakė, Justė, kad kelias, jisai turi daugybę takelių ir mes kiekvieną minutę renkamės ir mes galim, aišku, būna, kad ir kažkokį palankų ženklą stebėti, kaip tarkim vaivorykštė, vis tiek visatoje yra tų ženklų, kurie yra tikrai skaitomi palankus. Jeigu mes einam keliu ir mes pamatom vaivorykštę ar kažkokį tokį tikrą simbolį, kurį paliko Dievas, sakykime, Dievo žinios, Vedos, tai sakykime, čia, tu laikykis šito, bet daug
lygiai tuo pačiu remiantis daug prikūrė ir raganiai tų visokių, vat kaip prie tavęs prisėdo būtybė ir dabar ją reikia panaikinti ir tik aš galiu tai padaryti. Tai reiškia, kad vis tiek visi tie išsigalvojimai kažko tai remiasi. Nu tai vyksta, tai būna, bet kaip mes pasirinksim tą kelią ir iš tikrųjų čia turbūt pirmiausia reikėtų vat, tų vedlių temai paklausti, kur aš noriu, kad mane nuvestų. Nes tai vakarietiškai pop kultūrai tai vis tiek yra tiesiog, kad kažkas išpildytų mano norą, pripažinkim. Tai yra, aš ieškau kažko, dėl ko mano noras neišsipildo. Tarkim, aš noriu tapti įžymybę. Tai reiškia, prisitrink prie įžymybės ir tapsi įžymybę. Aš noriu tapti, nu, vat, astrologu. Tai viskas gerai, gražus noras, bet reikia susirasti astrologijos mokymus, ne, ir tada mokytis tos astrologijos. O gal ir kiek tenka matyti, kadangi jau 9 grupė, kad tik tai turbūt 3% iš tikrųjų nori būti astrologais, kai pamato, kiek čia reikia žinoti, o visi kiti. Vienas norėjo susipažinti, kas tai yra, kitas norėjo sužinoti apie save, trečias norėjo susidraugauti su tuo astrologu, kuris jam patinka, penktas buvo tokia moteris, kuri mano astrologijos mokymuose ieškojo savo vyro, nes jį pamatė tą vyrą Facebook drauguose ir atėjo į mokymus, galvojo, kad jos vyras sėdi pas mane mokymuose, pamatė, kad jo grupėje nėra, tai sako, viskas, aš nebenoriu toliau mokytis. Jūs įsivaizduojat, kokių būna nesąmonių? Tai čia linksmesnė tokia reklamėlė, o dabar Dovilė, ką tu dar norėjai tai pasakyti ir jau turėsime eiti į pabaigą, nes čia, manau, tema plati, galėsim ir antrą dalį padaryti. Iš tikrųjų, man irgi labai, labai, labai gražiai susiklausė labai rimtos astrologės apie kelią. Būtent ir tik tai gal toks priminimas, kad būtent jeigu jau siejam gurų su Jupiteriu, tai Jupiteris kaip planeta, jinai nėra apie materiją. Ten nėra nieko materialaus, nes galbūt va šiais laikais ir yra ta problema, kad žmonės ir galvoja, kad, nežinau, nu, viskas matuojama, ne, vis tiek kažkoks yra mato vienetas, matuojam pinigais ir galvojam, kad Jupiteris irgi pinigai. Nu, iš kažkurios tai pusės. Bet Jupiteris būtent ir duoda mokytojus, ne, gali duoti galimybės, gali duoti išsilavinimą, kas, nu, ne vienas nėra materialus, bet grįžtant prie Saturno dabar, man atrodo labai reikalingas yra Saturnas, nes jeigu žmogus nemoka laikyti ribų, jeigu žmogus nemoka kažkokios struktūruoti viso to, visų tų žinių, ne, ir įkūnyti netgi, tai tiesiog, nu, papildo, atrodo, ir vėl grįžtant prie dašų eiliškumo, ar ne, po Jupiterio ateina Saturnas, kada jisai toksai, tas dovanas visas Jupiterio sustruktūrizuoja. Ir nes be tos struktūros, visos tos idėjos, ta prasmė tiesiog, nu, gali ore ir ištirpti, ar ne? Tai tiesiog, nu, čia irgi toks labai gražus gamtos dėsnis, ar ne, kad Saturnas tiesiog va, visą tą žinojimą paskui sustruktūrizuoja, gal jisai nugula, nežinau, į knygas, ar ne, ir mokymus. Taip, tai gal dar vat, labai rimta astrologai irgi kažką pridėtumėt? Tiesą sakant, viskas atrodo lyg ir labai gražiai sudėliota. Galėčiau pridėti nebent iš astrologinio aspekto, bet čia jau būtų labai ilgai kalbėti apie lenteles, ar ne, apie D9, D20, D24, ar ne, būtent apie mokymuose, apie žinias ir taip toliau, jų sekimą, jų siekimą, jų troškulį ir taip toliau, bet čia būtų jau tikrai labai ilgai ir nuobodžiai klausyti tiems, kuriems apskritai tokie dalykai net, nu, nelabai įdomus, nes jie nori žinoti tik apie save. Ir iš to tada vėl grįžta, nu, užduokite savo klausimą, kokios dabar pas mane patį yra situacija, kokia gyvenime. Gal aš kažko gedžiu, nebūtinai
fizinė mirtis ar ne, galbūt aš kažko gedžiu, galbūt pas mane situacija kažkokia pasikeitė į prastesnę pusę, ne, man taip atrodo, kad į prastesnę pusę ir taip toliau. Ir aš va dabar ieškau stebuklo kažkokio, ten kažkokio išsigelbėjimo, nes dažniausiai tokiais gyvenimo momentais atsiranda noras ieškoti kažkokių mokytojų, kažkokių vedlių, gurų ir taip toliau, kurie jūs išvestų iš jūsų to susikurtos tragedijos. Tai ir aišku, tada jau pirmas pasitaikęs kažkoks charizmatiškesnis pilietis, veikėjas, jums gali labai greitai tapti kažkokiu rūgu, guru ir taip toliau. Tai būkite atsargus, tiesiog būkite atsargus. Kaip į savo namus neįsileidžiat belio kokių siūlytojų, ar ne, nes buvo laikai ten 90-aisiais, kai visi belsdavosi į duris ir ten pardavinėdavo visokias kurtkės, ar ne, ir visokius šmutkės. Ir lyzdavo į namus dulkių siurblius ir taip toliau. Tai čia labai panašu, dabar tai persikelia į internetą ir pardavinėja dvasingumą. Ar ne, beldžiasi pas mus į duris ir siūlo pirkti, į internetinės duris, sakykime, ar ne, ir siūlo pirkti. Tai žiūrėkit atsargiai, ką perkat, iš ko perkat, ar jums to reikia, ko jums iš tikrųjų reikia, ko jūs siekiat ir kokį kelią renkatės. Ir pirmiausiai išsigryninkit, o tada mokytės ateis pats. Jo, bet Ir tikrai ateis tai pats būna, ne už pinigus. kad net tikrai pasirodo būna taip, kad skambina ir rašinėja netgi siūlytojai tokių paslaugų. Netgi Taip, tai kai aš skambina minėjau patys. apie tuos, kad prie tavęs prisikabinusi būtybė ir taip toliau, tai vat, būtent kai tie žmonės rašo. Esu girdėjus iš savo klientų, kuriems tikrai rašė žmonės su tokiais teiginiais, kad prie tavęs yra prisikibusi būtybė, aš tau ją galiu atkabinti ir tik aš galiu atkabinti ir taip toliau. Ir taip Bet gal toliau. jinai tą būtybę nori prisikabinti vietoj šitos būtybės? Nu, pakeisti tą būtybę ir prisikabinti jinai Ta prasme, nori. mano būtybės palik man ir eik iš kur atėjai pats. Ir viskas. Aš pats nuspręsiu, ką daryti man su savo būtybėm ir tu apskritai neturi teisės lysti į mano erdvę. Tiek Taip. fizinę, tiek dvasinę erdvę be mano sutikimo. Tai vat, tokie reikalai. Jo, taip, tokių būtybių tai reikėtų saugotis. Ir vat galbūt, kadangi čia paminėjo tą, kad, nu, va, tikrai žmogus atsidūrė toje nežinomybėje, toje situacijoje, toje pop kultūrai, nu, atrodo visiška tragedija, nu, kieno čia klausyti, nes visi skirtingai kalba. Tai kadangi gamta buvo taip sukurta, kad yra planetos, yra dievybės, yra dievo įsikūnijimai. Vat būtent, jeigu, sakykime, apie dvasinius mokymus, tai toje erdvėje yra tiek daug, vat, Dievo pavidalų, dieviškų pasaulių, reiškia inkarnacijų, kur būtent ten viskas veikia, vat irgi tiesiog yra erdvė, kurioje veikia ir jų labai labai daug Dievo vardų yra. Tai vat tas, kuris visiškai nežino, kaip jam atsirinkti ir yra tiesiog pasimetęs, tai ir buvo paliktas tas pats Jupiteris. Jupiterio mantra, Brihaspati ir tiesiog jūs į YouTube įsiveskit Jupiter mantra. Ir pradėkit klausyti. Arba galite įsivesti, daugumą atėjo iki tokio aukštesnio žinojimo per šitos materijos įsikūnijimą, Dievo inkarnaciją, būtent Šyvą. Tikrai labai dažnai girdžiu, sako, man Šyvos mantra pati iškrito YouTube'ai. Ir tai tikrai atvedė. Ir aš žinau tokių atvejų, kad būtent, įsivaizduot, Šyvą. Tai būtent dėl to ir buvo paliktos mantros Šrynama Šivaja, Šrynama Šivaja, Šrynama Šivaja. Arba Jupiter mantra, būtent Brihaspati, irgi susiraskit, pradėkit nuo to klausyti. Ir jūs ves pati ta dieviška išmintis. Aišku, tikrai YouTube'ai rasit visko ir balso tembras yra. Ir tas žmogus, kuris tą mantrą kartoja, nebūtinai yra švarus, nebūtinai švari intencija, tai jau čia kurią jūs tą mantrą pasirinksit, kaip jums ten tas balsas, tai vis tiek mus atrezonuoja, ne? Nes jau pastebėjom, kad kai labai va tokios gamtos tik tai klausais, tylos klausais, pats viduj mantrą kartoja arba klausai švarių, va atsidavusių, nu nebegali tu klausyti kažko, kas atrodo eina per ausis, eina per galvą ir tiesiog tai bloga nuo tų garsų. Ir tai yra normalu, nes tavo atmeta, ta vibracija yra visai kita, lygiai taip pat, jeigu jūs ir mokymus klausot, va išklausėt šitą video, norit ar nenorit, jau klausėt mūsų balsų ir kažkiek gali būti tą dieną toks, atrodo, kažkas čia ne taip, kažkas pasikeitė, nes jau persidavė per mūsų balsą, per mūsų mintis, nors ir valandą laiko tik klausėt, bet taip yra, pasaulis toks yra, reikia būti labai atsargiems, labai save saugot, bet tuo pačiu ir išplėsti, ką ir kalbėjo Dovilė, kad kai mes labai save išplėsim, jeigu kūnas pridės tų kilogramų, tai reikia dėkoti ir sakyti ačiū, vat, kad saugai, nes tik tai yra mano apsauga, matyt, natūraliai kūnas taip saugosi.
Ir galbūt reikia truputį sustoti, va, daugiau su tuo Saturnu jau pabūti, jau ne tik tai plėstis, bet ir struktūrizuoti, ne ką ir darai. Tai va, ačiū merginoms ir susitiksim kitame, nes čia tų temų labai daug ir noriu pasakyti, kad čia yra grinai galbūt yra vat, skirta, kas ieško tikrų astrologijos žinių ir kam yra įdomi, nu, ta kitokia pasaulėžiūra. Kaip bebūtų, tai yra maža dalelė šitam pasauliu, bet būtent šitas kanalas, ko gero, jo paskirtis ir yra ta, kaip mes kažkada jautėmės nesuprastos ir atrodo, kad, nu tikrai, man asmeniškai tai buvo. Atrodo, viskas aplinkui yra tik tai apie pilvo tenkinimą, apie žudimą ir sąžinė moralė prarasta ir taip toliau. Ir paskui vieną dieną, kai tu nusprendi viskas, šitas pasaulis yra nuostabus, aplink mane yra pilna bendraminčių, pilna širdies žmonių, jis yra tiesiog nuostabus ir kaip aš atsispindėsiu tam pasauliu, jis toks ir bus. Ir viskas pradeda daugintis. Viskas aplinkui pasidaro, taip, nu, visai atrodo kitokiam pasaulyje, bet vien dėl to, vat, kad šitos merginos atėjo čia kalbėti ir nebijo galbūt kažkokių piktų komentarų, nes nebijo pačios savęs. Ir tikrai tose pačiose mokymuose dažnai tenka sutikti žmonės, kurie bijo patys savęs, bijo išeiti į eterį ir žaisti tą gyvenimą. Tai reiškia, kad tokiu atveju tas gyvenimas, kur aplinkui blogai, visi pikti, visi kažkokie, niekada nepasikeis, nes tu neatidarai tam terpės. Taip, tai čia manau, kad jums irgi kažkiek tai šita tema yra panaši, tai aš labai džiaugiuosi, kad mūsų daugėja ir kad galima apie tai kalbėti. Tai va. Iki geriausio, iki kito susitikimo.